Labas rytas, labas rytas, labas rytas. Labas rytas, labas rytas. Oi, labas rytas, oi, labas rytas. Rytas prasideda nuo kuprinių tvirtinimo ir motorolerio paruošimo. Nenuostabu, kodėl Vietname tiek daug elektromobilių. Tai prasme, dabar esam kalnuose, visiškai kaime ir elektromobilių stotelė krovimo. Jo, VinFast. Kas? VinFast čia yra ta įmonė vietnamiečių, kuri gamina elektromobilius. Ir kainuoja apie 20 kelis tūkstančius naujas elektromobilis. Geras ir labai dėl to daug važinėja vietnamiečių vietinių, kurie yra turtingesni su elektromobiliais. Na va, šiandien pas mus antra kelionės diena. Vakar išvažiavom iš Ho Ši Mino ir važiavom 4 valandas iki Katien. Buvo labai karšta diena, tokia karšta, kad motorolerio rankenėlės nuo karščio pradėjo lydytis ir žiūrimo rankos vis juodos. Nesuprantu kodėl. Man atrodo, nieko neliečiau, jokio tepalo, žiūriu juos, supratau, kad lydos rankenėlė. O šiandien turim 6 valandų kelionę. Nu čia, aišku, čia yra tik važiavimas, be jokių sustojimų, pavalgymų ir panašiai. Čia tiesiog, jeigu visą laiką važiuotume, aišku, bus sustojimų, tai dar plus 2-3 valandas, ne? Ir važiuosim iki Dalato. Jo, tai miestas, kuris visais metų laikais yra toks neblogas oras, ne per karšta. Pavyzdžiui, vakar buvo super karšta, o šiandien važiuojam per kalnus, testuojam motorolerį. Teko perjungti ir į antrą bėgį, važiuojant į kalną ir iki 30 nukritas buvo greitis, bet kol kas viskas liuks. Ir žymiai vėsesnė diena, apsiniaukia, bet vaizdai tai nuostabus. Per arbatos, kavos plantacijas važiuojam dar pasiflorų ir belė kaip kvepia viskas. Tai va, žiūrėsim kaip seksis šiandien važiuoti, nes šiandien išsėdėti labai sunku iš tikrųjų yra. Skauda, nepripratę, tirpsta. Jo, ir sunku ir galvas. Tualetas degaliniai, nu tikrai nekraupiai atrodo. Kas? Čia? O Dieve! O Dieve! Oi, visą nukritau. O Jėzau. Mažyčiai. Tualetas tai reto kraupumo.
Labai romantiškai, šalia degalinės, darom čipsų pertrauką. Čia mūsų čipsavietė. Čipsavietė. Va, su tokiu vaizdu. Su tokiais, o, kaip gražiai atrodo šitie čipsai. Tokie ryškus. Ir už mūsų artinasi audra. Tai nusprendėm dabar pavalgyti, nes gali būti, kad vėliau nebegalėsim sustoti, nes pradėjus lyti. Tikrai baisu. Na, sakiau. Vaizdas šitoj pusėj ir vaizdas kitoj pusėj. Ką tik atėjom į savo kambarį, kurį turėsim kiek dienų? 3, 4? 4. Ir taip paskis atrodo, koks mielas kambarys. Pačiam viršutiniam aukšte. Nu, toks mažiukas, bet labai cute. Ir kas geriausia, tai vaizdas. Ta prasme. Jaučiasi kaip koks Alpėse, kaip Tatruose miestelis. Jo. Šalta, Jo. bet labai gražu. Geras, kaip faina. Galėsim gulėti lovoj ir žiūrėti pro langą. O dieve. O dieve.